Sveiki kolegos, šiandien noriu su jumis pasidalinti trumpa sėdmaišio siuvimo pamoka. Prieš jūs yra schema, kuri mano jau yra patikrinta ir nusibraižyti detalės jums reikės patiems. Detalės jos paprastos labai, su visais išmatavimais, tik noriu jums priminti, kad prie šitų nubraižytų detalių jums teks prisidėti užlaidas. Aš pati užlaidas visur aplinkui prisidėjau po 1 cm, jų tikrai užtenka. Dabar noriu pakalbėti apie sėdmaišio detalės. Pirma detalė tai yra apačios detalė, tai yra apskritimas, kurio diametras 72 cm. Vadinasi, spindulys yra 36. Vienos detalės reikės. Kita detalė sekanti tai yra viršaus detalė. Plotis yra 72 cm. Ilgis 81 cm. Jos taip pat jums reikės vienos detalės. Šonai be abejo, tai yra 2 detalės. Apatinė kraštinė yra 118 cm, mažasis kraštas yra 34 cm, didysis kraštas yra 78 cm ir šitos kraštinės ilgis yra 137 cm. Jeigu esate labiau įgudę ir dažniau kerpate ir siuvate, jūs galite šitas detalės braižyti iš karto ant audinio. Bet jeigu šiek tiek nepasitikite savo jėgom, tai siūlyčiau šitas detalės pirmiausia nusibrėžti ant popieriaus arba ant plėvelės, viską susitikrinti, kad visi kampai būtų statūs, gražūs, linijos visos gražios ir tada tik tai jau dėti ant audinio ir išsikirpti. Tuo pačiu noriu su jumis pasidalinti viena siuvėjiška paslaptim. Galbūt jūs niekur nesate apie tai girdėję, gal dar net nesate išbandę, bet tai gali būti pirmas kartas, kai jūs realiai tai išbandysit ir tada galit pakomentuoti filmuke, komentaruose, kaip jums patiko ir ar jums pasisekė tai padaryti. Esmė yra tame, jeigu jūs išmatuosite šito apskritimo kraštinės ilgį, pamatysit, kad jis yra mažesnis negu šoninių detalių apatinis šitas kraštas. Taip yra daroma tikslingai, todėl kad gražiausiai susisiuva apskritimas ir tiesi detalė, kai iš tiesios detalės gaunamas labai nedidelis sulaikymas. Tas sulaikymas bus visiškai nejuntamas gatavam gaminyje, bet susisiuva tokios detalės žymiai gražiau. Tas pat yra ir su viršutinė dalimi ir su viršutinė kraštine. Čia taip pat bus labai nedidelis sulaikymas iš šoninių kraštų. Jį reikėtų ir viršui, ir apačioje paskirstyti tolygiai. Neišsigaskit. Pirmiausiai susisekite detalės smeigtukais, paskirstykite tolygiai sulaikymą ir jums tikrai viskas gaus. Savo sėdmaišį aš siuvau iš lovos užkloto. Jis man tiesiog nusibodo ir sugalvojau jį pakeisti nauju. O kurgi dėt senąjį? Vadinasi, reikia kažką gražaus pasiūt. Taigi, senasis lovos užklotas, tarp kitko mano taip pat buvo pačios siūtas. Jo viršutinės audinys yra standus, gana kietas, viduje yra plonas sintepono sluoksnis ir kaip pamušalas buvo įdėta medvilnė. Jie buvo susiūti tarpusavyje. Peltakiais jis yra toksai gana standokas. Taigi, sėdmaišio visos detalės, jos yra sukirptos iš štai tokio gana standaus, nestoro audinio. Be abejo, jūs galite savo sėdmaišį siūti iš gobeleno, iš storesnio lino. Svarbiausia, kad detalės, kad audinys būtų pakankamai standus ir laikytų formą. Užtrauktuką naudojau 30 cm ilgio su plastikiniais dantukais. Pakankamai tvirtas, gana standus dantukai. Tvirtai užsisega, nebūtinai jisai turėtų būti į spalvą, todėl kad užtrauktukas užsidengs užlaidom ir jo nebus matyti. Kaip įsiūti tokį užtrauktuką, jūs galite pamatyti mano kanale. Jau yra paruoštas filmukas, žymiai anksčiau. Užpildui naudojau birų putų polistireną. Jums reikės maždaug tokio kiekio. Jį galite nusipirkti parduotuvėse, kurios prekiauja minkštų baldų užpildai, senukose, depo. Ir norėčiau trumpai pakomentuoti, kaip vyksta pats susiuvimas. Kai detalės jau yra iškirptos, pirmiausia pradėkite nuo užtrauktuko įsiuvimo. Tam, kad įsiūti užtrauktuką, jums reikės susisiūti 2 šoninių detalių ilgąją siūlę. Užtrauktuko vietą jūs galite palikti savo nuožiūrą, kur norite. Jeigu užtrauktukas yra 30 cm, rekomenduočiau siuvimo angą palikti maždaug 27-28, kad jums patogiai įsisiūtų užtrauktukas. Jūs galite ją aukščiau padaryti tą angą arba žemiau. Svarbiausia
nekelkite labai į viršų, nes atsisėdus, kad po to užtrauktukas neišlystų į paviršių ir kad ten nemaišytų sėdint. Susisiuvus siūlę ir įsiuvus užtrauktuką reikėtų susisiūti trumpąją šoninę siūlę. Šitas siūles jūs galite arba apmėtyti overloku, arba apmėtyti zigzagu, tai ką jau jūs turite, kaip jau jūs nusprendžiat ją susitvirtinti, tai bus gerai. Jos visos bus viduje ir iš principo nebus matomos. Susisiuvus šonus pereikime prie apatinės dalies. Siūlyčiau prisidaikstyti apatinę dalį prie šoninių kraštų, susisiūti ir, jeigu norite, siuvimo užlaidą apsimėtyti. Kai apačia jau yra prisiūta, nepamirškite prasekti užtrauktuko, nes jums reikės viską išversti į gerąją pusę. Taigi, toliau siuvame viršutinę dalį prie šito kreivojo krašto. Lygiai taip pat, kai susisiūsite, siuvimo užlaidą galite apmėtyti. Išverčiam visą savo gražų sėdmaišį į gerąją pusę ir toliau lieka vienas iš įdomesnių darbų. Tai prikimšti tą sėdmaišį putų polistirolo granulėm. Patikėkit, yra reikalų. Kai supilam visas granulės, užtraukiam užtrauktuką ir jau galim nusišluostyti prakaitą. Tada belieka pasidėti sėdmaišį ant žemės ir atsisėdus tame sėdmaišyje patogiai pailsėti. Tikiuosi, kad mano pamoka jums buvo naudinga. Jeigu naudinga, tada paspauskite like, kad nepamestumėte šitos pamokos. Norėčiau iš jūsų išgirsti, kaip jums sekėsi siūti sėdmaišius. Parašykite komentaruose savo atsiliepimus. Man bus malonu su jumis visada bendrauti. Su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė. Iki kitų kartų. Gražių jums sėdmaišių ir gražių visų kitų siuvinių.